Klausimas skamba taip, ar pritartumėte idėjai keisti susiklošiusią tradiciją, kai iš pavardės galima atskirti, ar tai moteris ar vyras? Pone Vaitkau, prašau. Aš sakau, kad Lietuva suteikia mūsų gyvenimui prasme. Būtent Lietuva kaip idėja. Ir pavardės pagalūnė, ienė, aitė, ūtė ir panašiai, tai mūsų tradicija, tai mūsų istorija, tai mūsų savastis. Jeigu mes ją panaikiname, mes tampame dar labiau pasaulio piliečiai be vietos, be savo šaknų. Norint sunaikinti Lietuvą, taip ir reikia elgtis. Po truputėlį, nedidelį žingsniukas, čia nieko tokio. Buvo vyras durnius, o žmona jo durnė. Nu taigi gražu, nu taigi čia nekaltas reikalas. Tai aš už tradiciją, o naujadarus, tai kas nori, tegul naudoja, bet reikia sudaryti sąlygas, kad naudoti kuo mažiau. Pono Vaitkaus replika, prašau. Valdantieji pasidžiaugė, kad jie įteisino tam tikras raides. O aš atsakau jums, ir jūs tuo pačiu sulaužėt Lietuvos konstituciją. Jūs sulaužėt Lietuvos konstituciją, nes kita dalis, pavyzdžiui, rusakalbių, negali savo raidėm įrašyti savo vardo ir pavardės. Jūs tiesiog patvirtinate, kad konstitucija tai yra dokumentas, kurį galima laužyti, o aš jums atsakau, sulaužę konstituciją, jūs tampate nebelegalūs, jūsų valdžia nebelegali, jūs už įstatymo ribų, bet jūs tą darot pastoviai. Ir kadangi jūsų yra dauguma, tai tokiu atveju jūs jaučiatės nebaudžiami, o aš sakau gana, ateis laikas atsakyti.